Saulės keliu aš einu, kadangi saulutė esu. Nu va, štai ir mūsų kelionės taškas artėja. Kadangi dar teks paėjėti truputį daugiau, tai 3 kilometrai kažkur man liko kelio ir būsiu šiandien žygiavimą baigęs. Gal dar kai nueisiu iki bičiulio, kažką daugiau papasakosiu, kaip čia apibendrinsiu gal dieną. Nu ką, labai smagiai pasisvečiavau pas draugus. Vakar pasipirtinom, pirteliai, pasimaudėm prūdę. Nu, žodžiu, tokia pilna relaksacinė programa. Tai aišku, gal vėlokai nuėjome miegoti apie 1 valandą. Tai miegojau jau lovai po šiltą kaldrą. Patogiai, minkštai. Gerai įsimiegojau, biškį vėliau šiandien kėliausi irgi kokią 7. Tai 8 valandą pajudėjau jau iš jų ir žiūrėsim, kaip čia dabar seksis toliau grįžtant atgal tą patį kelionės maršrutą. Jeigu, neįsipareigoja čia ar ne kažką, tai jeigu nepavyks, tai skambinsiu pagalbą, kad atvažiuotų jau parsivežtų. Kadangi pavasarį tik tais į vieną pusę te pavyko nueiti per pavasario lygiadienį, o dabar, kadangi rudens lygiadienį žymiai lengvesnės yra sąlygos žygiavimo, tai galvoju, reikia pabandyti abi pusės pažygiuoti ir žiūrėsim, kokia bus čia toliau savijauta. Dar tas 4 dienas, galvoju, užtruksiu. Tai va, matysim, kaip per tas 4 dienas kokia savijauta, kiek aš čia nužygiuosiu, kaip kūnas jausis. Dabar jau pradėsiu valgyti obuoliukus visokius pakely, kur bus kokie medžiai. Tai nebebus jau tokios jau grynos to švaros dienos, o jau su kažkokiais tai vaisiais. Gal kokį grybą suvalgysiu, jeigu susigundysiu. Jeigu rasiu gerą, koks man patiks. Pakeliai, kur pakeliai einant. Nežinau, dar galvoju, gal jau kokią 2 dieną ar kada. Gal ir pieną paragaučiau, jeigu rasčiau. Jeigu taip jau pasitaikytų, kad matyčiau, kad žmogus melžia karvę ir pavaišintų. Norėtus tokio gryno, ką tik iš karvės penio. Tai paskutinį kartą turbūt prieš kokį 40 metų tokio ragavau. Vaikystėje kaime. Labai tokia būtų, vien dėl prisiminimų turbūt verta būtų paragauti. Tai va, tai tokie planai jo. O toliau matysim, kaip čia kas, kaip seksis ir kaip čia judėsis viskas. Nu ką, aš ir vėl Gaulėnuose. Tai 4 dienos gal sakyčiau pusiaukelė čia turbūt, nes jau 1 valandą. Aišku, šiandien truputį vėliau išėjau, tai jau nueiti iki nakvynės vietos praeituosios tai tikrai nepavyks. Mes ten prie Paplenijos piliakalnio miegojom, kur tie šunys apstojo, tai gal nelabai ir norėčiau ten nueiti. Kol kas atrodo neblogai sekas, gal tik tais nelabai patinka, kad tie batai tokie drėgni neišdžiūva vis tik iki galo manie per naktį. Tai ką darau, tai keičiu kojines tiesiog. O paskui tas kojines jau, kurios sudriekusios, pasidžiaunu su grafke, prisisegu prie tos kuprinės ir pradžiūna per tą laiką. Tai va, taip ir kaitalioju kas valandą. Tokia galva užeiti, gudriau nieko nepavyko sumastyti. Kol kas nieko neskauda, atrodo, jokių naujų pūslių neatsirado, gal vienas pirštas biškį jau tai pradėjo mausti, tai gal aš jį prevenciškai apviniuosiu su pleistru, kad nesusidarytų ten ta pūslikė. Viskas atrodo nuostabu, tai nežinau, jeigu taip toliau eisis, tai gali netgi ir per 3 dienas ir atgal peržygiuosiu.
Nu va, štai ir iki Lūkės atkeliavom. Tai jau daugiau negu pusę kelio. Kažkaip tai kojos vėl sudrieko. Atrodo ir pakeičiau tas kojines, bet valandą praėjo ir vėl reikės keisti. Bet šiaip einasi visai smagiai, tik tai va, kad po pertraukos reikia vėl prasijyti, kol išsijudini, nes ir šlaunis skauda, šlaunų raumenis. Ir jų pėdos kažkaip tai sunkiau lankstosi. Nu, bet kol kas atrodo dar viskas įveikiama. Nesuprantu, kaip taip žmonės gali. Jau kelintą praeinu va taip krūvą primestą griovį padangų. Čia žemaitė taip tvarkas. Nu ką, štai yra tie dienos pabaiga. 4. diena buvo šiandien. Suradau tokią nuostabią vietą, tokį nuostabų beržynėlį. Pasistačiau jau palapinę. Tai nežinau, praėjau kegius šiandien, tai sunkiai nežiūrėjau dar kiek tų kilometrų, bet gal bus apie 50, gal 45. Pavargau iš tikrųjų ir jau pradėjo pūslės ant kojų darytis. O ir kojų raumenis labai pradėjo skaudėti, jau nuo pusę dienos toks didelis skausmas, o dabar ir achilo sausgyslės jau jaučiasi. Matysim, kaip bus iš ryto, kaip pailsėsiu, kaip seksis čia man pasilsėti. Nu ką, labas rytas. Rytas tikrai labas. Per naktį pailsėjau. Palieku tą nuostabų beržynėlį. Dabar 6:30. Ilgiau neišeina čia ilsėtis, nes kelelis tolimas. Šiaip ką galiu pasakyti apie vakar dieną dar. Pasirodo čia vakarė eidamas. Nu, visą dieną šiaip gan vėjota buvo. Atrodo taip malonu eit, kai eini į šylį. Tas vėjelis praputinėja, mažiau prakaituoji. Bet tas pasirodo ir turi tą tokią antrą pusę, ar kaip čia pasakyti. Kada tik įlindau jau į palapinę. O, jau saulė pradėjo. O, saulytė, labas rytas. Net nemačiau, už miško nesimatė. Žodžiu, atsiguliau palapinę, tai kokias 2 valandas tikrai, jeigu nedaugiau, pradrebėjau. Tiesioginė žodžio prasme, kol sušilau tą miegmaišį, jau užsitraukiau visus šniuriukus, kad tik nosis išlindus iš miegmaišio būtų. Vis tiek reikėjo 2 valandų sušilti. Nu ir šiaip dar kas tokio buvo neįprasto, kad kai atsiguliau, kol drebėjau, kol ten sušilinėjau, kažkaip liktai neskaudėjo nieko. Bet paskui matyt, kada jau atšilo visas kūnas, pradėjo skaudėti klubo sąnarius kojų. Pėdas truputėlį, blauzdas, nu žodžiu, visus raumenis, šlaunis, visą apatinę kūno dalį praktiškai ten. Ir labai tragiškai tikrai skaudėjo. Dar nei kart nebuvo man nei per vieną žygį, kad taip skaudėtų. Nežinau, dar galvoju, dėl ko čia taip galėtų būti, gal irgi dėl to, kad labiau sušalo tas kūnas. Nu, dar pagalvosiu, kol kas neturiu minčių. Nu ką, šiandien judam toliau, kėgiai už nugaros. Palinkėsiu savo lengvesnio kelio. Ai, vakar dar nežinau, ar buvau minėjęs. Ėjau pro šalį vakare, žmonės kaip tik melžia karvytės. Tai pavaišino šiltų pienukų kaip vaikystėj. Jau nežinau, kokį 40 metų turbūt nebuvau tokio ragavęs. Tai tikrai skaniai atsigėriau. Gal ir šiandien Dievs duos, gal irgi kažką pavaišins. Tai va, su tokiom gerom nuotaikom ir pradedam šiandien dieną. Nu va, pirma stotelė Žarėnuose. Tai užsukau vietinę parduotuvę. Maloniai pabendravom su pardavėja, ant suoliuko ten pailsėjau. Paprašiau biškį telefoną, pakrovė 10 minučių, kol ilsėjus. Nu ir judam toliau dabar. Sakė, liūdna, čia pas juos žmonių mažėja. Mokyklas uždarinėja, žodžiu, čia vaistinės ir viską, žodžiu, uždarinėja. Sunku žmonėm jau čia begyventi.
pagrindė vyresnio amžiaus, sakė, likę. Apie 700 gal gyventojų liko. Tai liūdna, kad nyksta tie mūsų miesteliai. Nu ką, atėjom į Medingienus, va, užsukom į parduotuvę. Irgi truputį pasikrovau telefoną. Čia žiūriu, vyks statybos aktyviai. Tvarkosi žmonės. Labai gražus, tvarkingas toks miestelis. Atsakė, labai mažai žmonių beliko gyventi, gal 300. Ir mokykla irgi pas juos jau uždarinėjai. Liūdna situacija, žodžiu, čia ir Medingienas. Nu va, Sendvarį praeitė jau. Radau stotelę tokią neblogą. Tai išsikrovau viską džiovintis. Kojas biškį pravėsinti irgi. Miegmaišis jau apdžiuvo, reikės susiviniuoti. Keletą minučių pailsėsiu ir reikės judėti toliau. Šiaip labai džiugu, kad jokių naujų pūslių nesutrynė. Nuovargis jau jaučias, kaip ir visą laiką po pietų pradeda jaustis. Dar grubiai kažkur tai apie 6 valandas man žygiavimo, gal 5,5 iki nakvynės. Maždaug apie Ryškius galvoju sustoti kažkur tenais parnakvoti. Tai va, kai jau sustosiu, papasakosiu kas kaip. Šiaip eidams kur kokio oboliuką surandu iš kokios obelėlės apleistos suvalgau. O obolę pačią nevalgau, sultis tik tai iškramtau, kad neapsunkint kūno. Vakar išgėriau tą pieną, kur žmonės buvo geria pavaišinę. Tai visiškai irgi neapsisunkino. Na, aišku, biškį paraugo jau kažkaip tai. Taip įdomiai tas kūnas sureagavo. Gal dėl to, kad čia tiek dienų nevalgęs buvau. Bet šiaip nebuvo jokių blogų kažkokių tai, sakykime, pojūčių ar kūnai, kad kažkas būtų negerai. Gan gerai, sakyčiau, priėmė. Tai va, tai jeigu bus laiminga diena, gal ir šiandien pavyks kažką nors pasivaišinti to pienuką, jeigu ką sutiksiu. Ir čia dabar jau, man atrodo, tie gyvulininkystės plotai kažkaip užsibaigė, tos pusės kažkaip mažiau. Bet matysim, kaip čia bus. Tai tam kartai. Nu va, priėjau tą sustojimą, kur einant į priekį. Darėm ilgąją pertrauką. Net šį kartą gal kelias minutės sustosiu. Nusiskinsiu oboliuką nuo belaitės. Pagriaušiu, biškį pailsėsiu, judėsiu toliau. Nu, labai gražus kelelis per tos Žemaitijos kalvelės. Smagiai visai žygiuojas. Radau gamtos džiaugsmą tokį. Sakiau, reiks pasivaišinti. Kad biškį man jėgas atstatytų greičiau ir kūnas galėtų greičiau regeneruotis. Taip gera pagulėti iš tikrųjų. O, pailsėti po berželių. Pailsėsiu keletą minučių, reiks judėti toliau.